Gintarinio žiedo, latviškai Dzintara Aplis pirmenybėse ir trečiame Nemuno žiede vykusiame šios serijos etape VAZ automobilių įskaitoje startavo 16 įvairios kartos žigulių, ant kurių daugumos buvo užklijuotos Latvijos vėliavėlės. Lietuvių VAZ klasėje startavo 5 ir jiems pavyko labai konkurencingai susikauti su broliukais iš netolimojo užsienio. VAZ 1300 klasėje užtikrintai abu važiavimus laimėjo 16 numeris Peteris Ziemanis, o VAZ 1600 suvestinėje analogiškų rezultatų galėjo puikuotis lenktynininkas, kurio pavardė puikiai žinoma visame Pabaltijyje. Ivars Vasaraudzis ir jo 37 numeriu pažymėta Lada pelnė pirmą vietą klasėje VAZ 1600. Latvijoje atgimusioje žiedinių Volgų klasėje prie starto rikiavosi 11 automobilių. Nors tiesa, dideli ir nerangūs automobiliai skrido, taip sakant, labai lėtai, tačiau vyresniems varžybų žiūrovams jie spėjo sukėlė tikrai nemažai prisiminimų. Labai aršių grumtynių tarp Volga klasės sportininkų pastebėti neteko, tačiau žiūrovams suktukų jie padovanojo ne vieną ir ne du. 78 numeriu pažymėta Antonso Dogopolovso Volga laimėjo abu važiavimus ir jos pilotas stojo ant aukščiausio etapo pjedestalo laiptelio. Kumho Challenge įskaitoje, kurioje kartu startavo ir nacionalinė Latvijos klasė, dėl nugalėtojo vardo vyko, ko gero, pati gražiausia ir atkakliausia visų varžybų kova. Ford Fiesta pilotavęs Rusijos sportininkas Nikolajus Žuravliovas ir mūsiškis Airidas Šiaurys su Honda Civic dviejų važiavimų metu savo automobilius gręžė iki paskutinio kraujo lašo. Abu važiavimus laimėjęs Rusijos sportininkas šią pergalę turbūt prisimins ilgai. Airidas Šiaurys jo nei akimirkai nepaleido iš matymo lauko ir spaudė nuo starto iki paskutinio distancijos metro lyg pasiutęs. Sunku net įsivaizduoti, kokį spaudimą jautė abu sportininkai, tačiau lyderiui atsilaikyti pavyko, o mūsų vaikinui teko pripažinti aukštos klasės varžovo meistriškumo ir tempo derinį. Likę varžovai, kurie rikiavosi už Nikolajaus ir Airido, kovėsi tarpusavyje mikrodvikovose ir apie tai, kaip pavyti dėl pirmos vietos kovojančius lyderius, nemąstė. Kumho Challenge favoritai nuolat važiavo labai dideliu atstumu nuo viso 12 sportininkų būrio. Ir gausiausios lenktynės, 5 sezoną skaičiuojančios mini žiedo pirmenybės, sulaukė beveik 40 lenktynininkų paraiškų, kurių, kaip minėjome, nemaža dalis lenktyniavo ir ką tik apžvelgtuose kituose čempionatuose. Klasėje A2000 registravosi daugiausiai, net 11 sportininkų. Beje, šią įskaitą jau būtų galima vadinti savotišką monoklase, mat visi automobiliai, kurios lenktynininkai rikiavo prie starto linijos, skirtingų kartų Honda Civic, CRX ir tik vieną Integrą vairavo Marius Dudonis. Pernai mini žiedo pirmenybėse gerokai įsibėgėjęs, ambicijų ir pirmame šių metų etape neslėpė 21 numeriu pažymėtą automobilį pilotavęs Deividas Sakalauskas. Sportininkas užtikrintai laimėjo pirmo etapo kovą abiejų važiavimų metu ir įsitvirtino kaip stiprus lyderis. Šiaip sunkus startas buvo, nes su mašina problemų turim, o šiaip kaip ir viskas gerai. Bandysim dabar startuoti iš galo ir gaudyti visus kitus. O atidarimas smagus, daug mašinų, daug dalyvių, daug konkurencijos. Tik tas oras toks biškai labai trukdo startuoti saugiai, nes šlapia trasa tai bus įdomu, kaip čia viskas vyks. Bijau, kad nepabėgtų, kaip buvo Latvijai nutikę, kad vėl nesidaužyt mašinos, nes jeigu biškutį iš trajektorijos išlėksi, tai iš karto bus
blynas, kaip sakant. Nes matėm dabar pavyzdžių labai daug, 7 mašinas nusirašė. Antrą ir trečią A2000 klasės pozicijas pasidalijo Ignas Brusokas su Tomu Andriuškevičium. Lenktynininkai Kačerginėje parodė analogišką rezultatą ir surinko vienodą skaičių taškų. Greitesniu dėl aukštesnio kvalifikacinio rezultato paskelbtas Ignas Brusokas, jaunas pilotas, kuris vis atkakliau atakuoja vyresnius savo varžovus. Šiemet mini žiede atsiradusioje klasėje B2000, kurioje ribojamos kai kurios variklių modifikacijos bei gale, startavo 7 lenktynininkai. Pasiutusiai piktą Opel Ascona pilotuojantis Giedrius Drukteinis ne tik parodė geriausią kvalifikacinį rezultatą, tačiau kartu laimėjo ir abu važiavimus. Jei varžyboms tik prasidėjus tarp žiūrovų buvo galima nugirsti vieną kitą juokelį Asconos atžvilgiu, tai po finišo teko prikąsti liežuvius. Sveikiname Giedrių, taip ir toliau. Antroje ir trečioje pozicijose sutikome puikiai pažįstamus lenktynininkus naujame amplua. Jau išnykusios B lygos ralio čempionas Ignas Palaimas su 52 numeriu pažymėta Renault Clio finišavo antras, trečias Audrius Makarskas. B2000 klasės kovoje jis iš savo baltos BMW taip pat persėdo į Renault Clio. Mini žiedo pirmenybių A3000 ir Open klasės jau beveik tradiciškai vėl buvo sujungtos į vieną važiavimą. Tiesa, ir šių klasių ir klasės RVD prizininkai paaiškėjo tik po vienų lenktynių, mat varžyboms šiek tiek užsitęsus dėl gamtinių oro sąlygų ir avarijų, vakare vėl atsirišo stipraus lietaus maišas ir dėl saugumo bei laiko stygiaus varžybų vadovai nusprendė lenktynių nebetęsti. Žinoma, po vieno važiavimo sunku spręsti, kaip viskas būtų pasibaigę, tačiau yra kaip yra. Po pirmo važiavimo klasėje A3000 nugalėtojų liko Audrius Makarskas, BMW 120, antras jo komandos bičiulis Mindaugas Boguševičius, trečias Paulius Krukauskas. Atvirojoje Open klasės įskaitoje be didelio vargo pirmąjį važiavimą laimėjo Ramūnas Šepkauskas su BMW M3. Už jo rikiavosi Eidmantas Nekrošius ir Marius Miškūnas, pilotavę Honda Civic Type R ir Honda Integra automobilius. Įdomios kovos laukiame ir galinę ašimi varomų automobilių klasėje RVD, kurioje karaliauja koviniai BMW markės aparatai. Deja, jau po kvalifikacijos iš 7 sportininkų liko tik 5, o pirmą važiavimą laimėjęs praėjusių metų klasės čempionas Linas Steponaitis su 28 numeriu pažymėta BMW 320 buvo pripažintas ir etapo nugalėtojų. Tomas Šutinis bei Andrius Linauskis atitinkamai pasidalijo 2 ir 3 vietas klasėje. Toks štai veiksmas praėjusį savaitgalį virė Nemuno žiede. Labai smagu, kad varžybų organizatoriams pavyko išsukti didelį renginį, kuriame lenktyniavo tikrai daug labai greitų sportininkų. Smagu ne tik tai. Nežiūrint į nesėkmes trasoje, diskusijas apie teisėjų kompetenciją ir kitus vidinius dalykus, kalbos apie tai, kad žiedą galima atgaivinti, nelieka tik kalbomis. Tai parodė sezono atidarymo lenktynių Grand Opening 2013 dalyvių sąrašas. Tokį jo ilgį Nemuno žiedas matė senai.